Ar normaliai? Gerai viskas, susižiūrėk, žinai. Čia geriau, ne? Čia geriau. Gerai? Opa, 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 į viršų, visi, davai. Davai, visi, nesėdam. Sėkmingas visuomenėje ir žiaurus lovoje. Seminaras vyram, kurie nori aukštesnių rezultatų su moterimis, nori išmokti spaust, suprasti jų tipus, manipuliuoti jomis. Gerąją prasme, kad jom būtų gera. Va, toliau, kai išrodžiau skolos pasirašymo lapelį, tai irgi, suprantat, jūs gali išdurt. Čia ir tokie intelektualių gyvulių planeta, ant išdūrimų visi, suprantat, ir ypatingai pietų šalyse, kur yra Turkija, kur yra, juodi tie žmonės visi, jiem išdurt kitą, tai yra pasitenkinimas. Ir jeigu tokių bairių su jais nedarai teisiškai, išdurs, pavyzdžiui, pakelkite, kas iš jūsų turite advokatus? Gal vienas. Jiems nesuturėsės į teismą, kaip ir aš. Vienas dalykas sako, viskas, ten asmens kodai, viskas buvo surašyta. Teismas sako, nėra, sako, adreso jo. Koks jo adresas? Sakau, nežinau, pasme, prieš 2 metus aš nežinau, kur jis dabar gyvena. Reikia adreso, reikia adreso. Gerai, kad turėjau vieną pažįstamą. Rašė ar tiesiog teismui ten įrašė tą ieškinį, ne? Kiek kainavo ieškinį priduot? Tai ten nežinau gal. Tas žyminių mokestis. Jo, ten nuo sumos, nežinau gal. Kiam, 100 litų, nežinau. Na. Tai va, labai gera istorija ir mano su fenu nupūst gražiai. Matot, kaip pas jį nupūsta su fenu. Va, vaškas panaudotas jau nupūsta iš šono, o čia išskusta. Bet esmė viduje jo yra. Nieks nenorės tavo vidau žinot, bet tau išaudės. Čia tokia, koks tu būsi tokiai moterį pritrauksi savo, adekvačią tau. Jeigu tau stilius prastas, tu pritrauksi moterį prastų stilių. Jeigu tu nesustvarkęs šukuosinas, pritrauksi irgi susivėlusi. Jeigu tu nepasitikė savimi kuklinės, pritrauksi irgi. Gali pritraukti stipriai, žinai, kurie ir patinka tokie, bet iš esmės adekvačią. Tai va, alfa, ne, jeigu paimsim, tai žiūrėkit iš karto, va, nėra jokios maikės, įdegęs, sveria tikrai, čia irgi jau apie 100, žinai. Iš gražiai, žinai, matai prabanga, iškart fotelis, čia ciucikas tas. Matot, kai daro, va, pavyzdžiui, trumpus, va, čia yra toks naujas stilius. Kelnys yra kerpamos apačioj, arba užlenkiamos, dedama tavo, iš visko einės būna nededama, arba atitaikoma audos spalvos ir dedami tie makasinai. Irgi toks geras stilius. Susitikau su ją Vilniuje, ten, kur čia, kai ten, Vinco Kudirkos aikštėje. Ir kai atėjo iš karto, žinai, atstumo laikusi ir nenori prisileisti ir matosi, tai, okei, ir adaptuokit strategiją pagal moterį yra geriausia. Nori, jei reikia to atstumo, okei, jeigu būna. Nepult bučiuoti, todėl, kad bučiuoti tik tada, kai nusivesi miegamai, kur ten yra visiškai privatu ir niekas jos nemato ir jau jie yra atsilaikyti, tada būna žiauriai sunku. Būti geru berniuku, įsivaizduokit, kokie čia įdomus strategija, neketinančių nieko daryti, bet iš tikrųjų jaučiančių visą kontrolę ir galinčių daryti bet ką tik nori. Tai yra, daro tas blogis, Gerardas šitą strategiją. Susitinka su moterim, mažai kontaktų, bet jo galva labai daug skaičiuoja žingsnių į priekį. Ir iš tikrųjų, jis žino viskas, kaip bus, bet jis jai nesako, kaip viskas bus. Kaip dar jums tai paaiškinti? Pavyzdžiui, eina ten, jis žino, kad dabar nueis išgers po kokteilį ir tada važiuos pas jį į namus. Bet jis to nesako jom ir jom atrodo, kad jisai nieko blogų nenori, kad jis yra geras berniukas. Čia yra gudrus momentas toks. Neatskleisti, ką ketini daryti. Kaip aš su jie susitikau prie Gedimino 9, nuėjau atsigėrė arbatos, dar va, filmavo. Darava. Jo.